Sveiki, pabandysime išspręsti 11 užduotį. Užduotis skamba taip. Šelė ištraukia 3 korteles iš šalia esančios dėžutės, negrąžindama jų atgal. A dalyje mūsų prašo rasti tikimybę, kad Šelė laimės prizą. B dalyje jau keičiamos sąlygos ir sako, kad tarkime taisyklės pakeičiamos taip, kad Šelė dabar traukia korteles grąžindama jas. Pirmoji dalyje sako, ar manom, kad tai padidins ar sumažins jos laimėjimo tikimybę ir paaiškinti kodėl. Antroji dalyje prašo jų rasti tikimybę, kad Šelė laimės. Šitą uždavinį galima spręsti ir kitų būdų, tačiau mes spręsime tikimybių. Taigi, pradėkime nuo A dalies. Šelė laimės, jeigu ištrauks 3 vienodas korteles. Tai arba 3 raudonas, arba 3 geltonas. Paskaičiuokim su raudonomis. Tai tikimybė, kad ištrauks raudoną, būtų tokia. Iš viso suskaičiuojam, kad yra raudonos kortelės 7, vadinasi, skaitiklyje rašau 7, o vardiklyje rašysiu tiek, iš viso yra kortelių, tai yra 11. Antru traukimu jau nebeliko 11 kortelių, liko tik 10, dėl to, kad jau vienos nebėra raudonos. Liko 6 raudonos kortelės, todėl skaitiklyje rašau 6. Trečiu traukimu jau iš viso liko tik 9 kortelės, o raudonų liko 5. Ta patį padarome ir su geltonomis kortelėmis. Geltonų kortelių yra 4, iš viso yra 11 kortelių. Antru traukimu liko tik tai 3, o iš viso 10. Trečiu traukimu liko geltonos 2 iš 9 kortelių. Taigi dabar pabandykime bendrą tikimybę suskaičiuoti. Nes arba raudonos, arba geltonos mums kortelės turi būti vienodos. Perrašau 7 11 kart 6 10 kart 5 9 plus 4 11 kart 3 10 kart 2 9. Atlikę veiksmus gausime 13,55. Na ir keliaujame prie B dalies. Mūsų klausia, ar tikimybė didės ar ne? Ir paaiškinti kodėl. Tai tikimybė didės. Su pasikeitimu kortelių, kada mes paimame kortelę ir grąžiname ją atgal, vadinasi, kortelių skaičius nesikeis, todėl lengviau 3 kartus ištraukti tą pačią spalvą. Taigi, pabandykime dabar paskaičiuoti antrąją dalį, kada mūsų prašo paskaičiuoti naują tikimybę su naujomis sąlygomis. Taigi, tikimybė, kad bus raudonos. Nu ir jau čia antras pasikartojimas. Ne? Tik šį kartą skaičiuosime truputėlį kitaip. Tai būtų pirma tikimybė ištraukti raudoną kortelę būtų 7 11. Antrą kartą taip pat būtų 7 11. Ir trečią kartą lygiai taip pat 7 11. Todėl galime užrašyti trumpai va šitaip. Na, o tikimybė ištraukti geltoną kortelę būtų 4 11. Antrą kartą traukiam taip pat 4 11. Ir trečią kartą taip pat 4 11. Todėl galime tiesiog pakelti kubu. Na ir dabar bendra tikimybė, kad ištrauksime arba raudoną,
arba geltoną, tai tiesiog reikia atlikti skaičiavimus. 7/11 pakeltas kubu plus 4/11 pakeltas kubu. Atlikę veiksmus turėtumėm gauti 37/121. Tai mūsų galutiniai atsakymai.